Kitą kartą žiloje senovėje, tolimame krašte, kurio būta už 9 jūrų, 12 ežerų ir 19 upių, gyveno mažas berniukas vardu Majus. Majaus būta gražaus vaiko, debesų spalvos didžiulės akys ir rudi kaip palaistyta žemė plaukai, bet kurį sužavėti galėjo. Berniuko tėvai buvo indėnai, o gentis, kurioje jis gyveno, pasižymėjo didelę išmintimi ir išradingumu. Majaus šeima buvo įsikūrusi džiunglių vidury, medinėme namelyje ant 10 aukščiausio medžio šakos. Vakarais čia atskrisdavo jonvabaliai, kurie apšviesdavo jaukų medinį namelį, o rytais Majus kartu su savo geriausia drauge, margasparne papūgėle Kamile, pasitikdavo saulę milžiniškame hamake, siūbuojančiame pačioje džiunglių aukštybėje. Jiems į draugiją atskrisdavo būrys svirplių, kurie linksmiausias daineles traukė ir gražiausias eiles deklamavo. Taip ramiai ir jaukiai bėgo Majaus vaikystė. Berniuko gyvenimas virė džiunglių aukštybėse. Su Kamile ant peties jis tryksėjo nuo vienos medžio šakos ant kitos. Kartu jie lėkdavo ir kokosauti. Taip Majus vadino didelių, rudų kaip jo plaukai ir palmių viršūnėse augančių vaisių rinkimą. Berniukas, užšokęs ant palmės viršūnės, ją papurtydavo, o margasparnė Kamilė žaibo greičiu nuskriedavo gaudyti žemyn krentančio vaisiaus. Šitai pramogaudami, jie niekada nesugalvojo nusileisti žemyn ir džiunglių platybių apžiūrėti. Majus bijojo nematytų ir naujų veidų, o ir pasaulis apačioje buvo didelis ir gąsdinantis, mažam berniukui pavojingas. Vieną tamsų vakarą Majus jaukiai drybsojo lovytėje su Kamile ant peties ir žaidė su tinklais, kuriuos tėtis nešdavosi prie vandens žuvelėm gaudyti. Kambaryje pasirodė mamytė, kuri pabučiavusi berniuką tarė: "Laikas dantukus valytis, reikia gultis į lovytę." Majus labai nemėgo valytis dantukų, todėl supykęs ėmė trypti kojele ir užsimerkęs sušuko: "Va, manęs tu nematai, akeles užmerkiau, galiu trypti sau ramiai, nes visus prakeikiau." Mamytė, išsigandusi tokio berniuko elgesio, graudžiai pravirko ir išėjo. Majus liko vienas su Kamile ant peties. Tuščią nakties tylą staiga pertraukė iš apačios atslenkantis šnipštimas. Berniukas sunerimo. Pakėlė žydras akeles, jis pamatė milžinišką kobrą, atbanguojančią jo lovelės link. Kobra, įsprogdinusi raudonas kaip prisirpusios vyšnios akis, nusišypsojo dvidantę šypseną ir iškišusi ilgą liežuvį prisistatė: "Aš Cecilija vardu, pakeliauti jūs kviečiu, visas džiunglės su manim jūs aplankysit ir jokių vargų daugiau nebematysit." Nors Majus bijojo svetimų ir nematytų veidų, tačiau kobros Cecilijos pasiūlymas berniuką suviliojo. Nieko nelaukęs, jis įskubėjo paskui nekviestąją viešnią į nematytas džiunglių platybes. Majų ir jo ištikimą draugę Kamilę kobra nusivedė į apleistą ir tamsią olą prie didelio krioklio. Berniukas sukaustė baimė, kai jis išvydo milžinišką katilą, kuriame virė visokia bjaurastis: varlių kojos, skorpionų akys, rupūžių skrandžiai ir tarakonų smegenys. Majus dar labiau išsigando, kai pastebėjo katilą maišančią šamanę. Žilą, kuprotą, bedantę senę, kuri neturėjo akių ir buvo apsirėdžiusi baisiausiais karmalais. Senė nusikvatojo kraują stingdančių juoku ir sušuko:
Štai kas būna tiems blogiukams, koja trypsintiems piktai, užsimerkusiems velniukams, nesivalantiems dantukų ištisai. Kartą aš pati tokia buvau ir dantukų niekad nevaliau. Štai dabar jų neturiu, kaip ir neturiu akių, nesemiau ir apakau. Kamilė iš išgąsčio pradėjo kalenti snapu, suspurdėjo ir pakedeno marguosius sparnelius, o Majus ėmė gailėtis, kad kojelė trypė ir užsimerkęs mamytei savo pyktį liejo. Berniukas suprato, kad dantukus valytis reikia, nes jie gali imti ir iškristi, kaip nutiko šiai baisiai šamaniai. Tačiau piktoji burtininkė kalbėjo toliau. Man dabar tu priklausai, nes elgiesi tu blogai. Jeigu nori į namus keliauti, tek šiek tiek tau paprotauti. Majus žinojo, kad padarys viską, kad tik greičiau sugrįžtų į jaukius namus, o su artimos draugės Kamilės pagalba visi rūpesčiai juoko verti atrodė. Tačiau piktoji šamanė stvėrė Kamilę už uodegos ir į narvą uždariusi tarė: be draugų pagalbos tu pasikliausi vien savo protu. Šamanė nuvedė berniuką prie milžiniškos laiptuotos piramidės, kurią kadaise Majaus gentainiai statė. Pabaksnojusi lazda į pirmąjį laiptelį, ragana prabilo: daug laiptelių čia matai, veda jie labai aukštai. Jei visus iki aušros tu suskaičiuosi, gal namo ir parvažiuosi. Berniukas nusiminęs pažvelgė į piramidę, kuri atrodė dangų lietė, ir atsidusęs griebėsi darbo. Laukė ilga naktis. Pradėjęs nuo pirmojo laiptuko, berniukas ėmė skaičiuoti. 1, 2 ir 3 reikia nepaslyst, 4, 5, 6, o namai toli toli, 7, 8, štai dar 1, 9. Pasiekęs 10-ąjį laiptelį, berniukas sustojo ir apsižvalgė. Jo dar laukė gausybė laiptelių, kuriuos bus labai sunku suskaičiuoti iki pirmųjų saulės spindulių. Laimiai, Majaus būta protingo vaiko, jo žydrosios akutės ir guvus protas greitai perkando mokslą. 10 laiptelių prilygo vienam plačiam berniuko žingsniui, 20 laiptelių atstojo 2 žingsnius, o 100 laiptelių buvo lygiai 10 plačių žingsnių. Majus suprato, kad kopiant į aukštąją piramidę, jam nereikės skaičiuoti kiekvieno mažo laiptelio, užteks skaičiuoti žingsnius. Berniukas kopė aukštyn visą naktį ir pasiekęs viršūnę suskaičiavo 100 didelių žingsnių. Stovint ant piramidės viršūnės, Majaus akelės visas džiungles aprėpė ir berniukas suprato, koks gražus yra jį supantis pasaulis ir kaip gera jį po truputį, žingsnis po žingsnio pažinti. Majus pajuto, kad jo akeles pradėjo kutenti atsibundančios saulės spinduliai. Išaušo rytas ir visos džiunglės nusidažė oranžinę apelsinų spalvą. Berniuko ramybę sudrumstė keistas garsas. Pašonėje kažkas judėjo. Majus pamatė, kad šalia išdygo piktoji šamanė, kuri piramidės viršūnę pasiekė atskridusi ant šluotos. Šamanė išsišiepė ir persibraukusi žilą ant kaktos užkritusią sruogą prabilo: na, išdykėli jaunuoli, pasidarbavai? Jei namo tu šitaip nori, greit sakyk, kiek laiptelių tu suskaičiavai. Majus pasikrapštęs pakaušį prisiminė, kad iki piramidės viršaus yra lygiai 100 žingsnių. Kadangi vienas žingsnis 10 laiptelių apglėbė, tai vadinasi 10 kartų po 100 žingsnelių ir bus tas skaičius, kurį piktoji burtininkė išgirsti nori. Šiek tiek pagalvojęs, berniukas prisiminė to skaičiaus pavadinimą ir linksmai sušuko: 1000 laiptelių, toks atsakymas tikrai sugrąžins mane namo nūnai. Savo draugę išvaduosiu ir namučio parvažiuosiu. Būsiu geras nuolatos, kojele netrypsiu niekados, dantukus valysiuos visada ir ryte ir vakare.
Atsakymas buvo teisingas ir piktajai šamaniai neliko kito pasirinkimo tik paleisti Majų su Kamile ir saugiai juodu parskraidinti namo. Visi trys sulipo ant šluotos ir pakilo namų link, o kobra Cecilija atsisveikindama šnypštė pavymui, merkė raudoną akį ir mojavo skeltų liežuviu. Kaip nudžiugo mamytė ir visa šeima, kai Majus su Kamile saugus ir sveiki į namus sugrįžo. Didelę puotą iškėlė, vaisių tortą iškepė ir beždžionių orkestrą pasikvietė, kad 3 dienas ir 3 naktis linksmas dainas trauktų ir vaikučius džiugintų.